kulinarijoje čia turbūt atskiras klausimas, bet visų pirma istorijų, kas yra laužoma su kulinarija. Taigi žiūrėkit, mokyklinius vadovėlius nerasim temos apie tai. O tai rodo, kad tebe dominuoja iš XIX amžiaus ateinantis istorijos supratimas, kad istorija yra didžiųjų įvykių, karų, mūšių, revoliucijų, didžiųjų kultūrinių atradimų istorija. O visa tai, kas supa žmogų kiekvieną dieną, lyg tai yra nelabai įdomu ir nesvarbu. Tai štai būtent per 20 amžių istoriografija, istorikai nuėjo kartu su demokratinė visuomenė ir pagrindė mintį, kad dalykas, su kuriuo mes paprastai susidurėm kiekvieną dieną, minimum po 3 kartus, tai yra valgom, yra svarbi istorijos dalis. Ir paaiškėjo, kad jie teisūs, demokratiškai visuomeniai tai yra svarbu ir tokia istorija domina. Jei Tūlą Lietuvaitį paklausime, kas tai yra tautinė virtuvė, išgirsime atsakymą, jog tai cepelinai, vėdarai, bulviniai blynai, šaltibarščiai, na gal dar šakotis ir alus. Deja, visi išvardinti patiekalai, išskyrus alų, nėra maisto paveldas. Lietuvoje išplitę tik 20-ojo amžiaus pradžioje. Kai sovietams okupavo šalį, žmonės buvo suvaryti į kolūkius, žemė nacionalizuota, o sklypelyje prie namų buvo galima užsiauginti bulvių, sau ir dar vaikų šeimoms mieste. Štai tada ir išplito sotus ir gana skanus maistas iš tarkuotų bulvių, tarp kurių ir garsieji didžkukuliai. Jie beje gerai žinomi ir norvegams, švedams, netgi ispanams bei ukrainiečiams, nes tai paprasčiausiai virtiniai, tik vietoj miltų naudojamos bulvės. Visas lietuviškumas yra suvedamas į bulvę. Netgi stojant Lietuvai į Europos Sąjungą, didžkukulis ar cepelinas, kaip paprastai vadinamas, buvo pristatomas kaip Lietuvos svarbiausia įvaizdžio dalis. Na tai, švelniai tarus, mažoka neteisybė. Dėl to, kad didžkukulių dar nėra netgi tarpukario Lietuvos kulinarinio paveldo, sakykime, sąrašuose ar kulinarinio reitingo sąrašuose. Jis yra išplitęs kartu su didžiaisiais badmečiais, bulvinė cepelinas ir visa bulvinė virtuvė. Dėl to ją reikia švelniai koreguoti šitą sampratą. Nes mes esam užmiršę ir miestietiškąją Kauno kulinariją. Jau nekalbu apie XIX amžiaus kulinarijos tradiciją, kurie atstovavo tokie žymi autoriai kaip Vincenta Zavadska su lietuvių virėja Kucharka Litevska. Na, o ką jau bekalbėti apie mūsų aukštąją kulinariją, kuri turėjo būti. Aristokratai, Lietuvos didžioji kunigaikštijai turėjo būti išsiugdę savo virtuvės atitikmenis didžiosiams Europos atitikmenims. Ir regis, kad tokia buvo susijusi su medžioklė, ypač medžioklė, nes medžioklė yra nuo Vytauto laikų Lietuvos didžiosios kunigaikštijos tapatybės dalis. Na, ražų kartu ir žūklė. Archeologai aptiko Kernavė, 13 amžiuje valgo eršketus. Tai štai tokia prabangė karališka žuvį. Na ir šitas turbūt tokia tradicija nueina per visą istoriją. Jeigu, sakykime, 19 amžiuje lietuviški barščiai yra skiriami nuo ukrainietiškų, rusiškų ar lenkiškų ir yra barščiai su vėžių odegėliam. Tai barščiai su vėžiais. Tai štai kažkokių tokių keistenybių ar gražiausių dalykų, kaip juos be pavadintume, matyt mūsų pilna istorija. Ją reikės dar aptikti. Šiandien nekalbėsime apie aukštąjį virtuvės meną. Šnekėsime apie tai, kas ištirta ir kuo esame įsitikinę. Tai kasgi yra tikrasis maisto paveldas. Specialistai neabejodami išskiria keletą patiekalų. Pirmiausia, tai tūkstantmečių skaičiuojanti juoda ruginė duona. Šimtmečios tradicijos juoda ruginė duona. Turi būti labai paprastai iškepta. Tai yra rugys, vanduo ir viskas. Rugys ir vanduo. Duonos kepimas buvo kiekvienos šeimos ir šeimininkės ritualas. Pirmiausia, raugas saugomas nuo vieno duonos kepimo iki kito. Dar ir šiandien apie svetimą įsakoma ne mūsų raugo arba ne mūsų rūgšties. Duonos minkimas, kildinimas, atminkimas, formavimas, kryželių žymėjimas, kepimas ir žegnojimas sykiu ir buitinis ir ritualinis veiksmas. O raikyti duoną visuomet buvo patikima šeimos tėvui. Iš pieno produktų galime didžiuotis išsaugoję baltą varškės sūrį. Baltas sūris. Jau, jeigu įmant, tai tikrai raugintas. Dabar mes daugiausia jau turim omeny tai saldaus pieno sūris.
Saldus pieno sūris tai buvo labai neseniai ir tik tai šventėm, vienkartinis dalykas. O gaminamas jis iš rauginto pieno, šiek tiek jį pašildžius, gaunama varškė. Jis sukrečiama į sūrmaišius, paslegiama ir štai jums puikus produktas tinkantis ir prie medaus, ir prie alaus. Beje, jau nuo 16 amžiaus Lietuva garsėjo fermentiniais sūriais. Šiandien žinomas bendriniu olandiškojo pavadinimu, anksčiau jis toli už Žemaitijos garsėjo lietuviško sūrio vardu. Žemaitijoje turėjo ir tą vadinamą fermentuotą sūrį, kurį žemaičiai ir buvo lietuviškas vadinamas, nors tai yra Žemaitijoje tik paplitęs ir mes galėtumėm ir su olandišku dar konkuruoti. Jisai traukinamas, aišku, viršiuko skrandelių ir taip toliau. Būdavo viršelio, dar viršelio, kol jisai, reiškia, maitinasi pienu, dar kol žolės neėda, tas skrandis, jisai supjaustomas, išvalomas, supjaustomas ir išdžiovinamas tokiam juostelėm ir paskui laikomas. Kai jau reikia pieną rauginti, jis tiesiog įleidžiamas į saldų pieną ir rūksta. Fermentų, taip traukinamas yra. Tai yra visa įranga išlikusi, jo gaminimas, brandinimo, laikymo, po to vėl atnaujinimo, plovimo, visos procedūros žinomas. Lietuva gyvulininkystės kraštas, todėl be mėsos paveldo neapsieiname. Vis dėlto lašiniai. Mes visai užmirštam, kad lietuvis, tai lietuvio ne tik tai, kad pagrindinis, bet buvo ir saugumo. Jeigu ant aukšto arba ten klėti lašinių, kaip per delno plaštaką dar kaba kelios paltis, tai reiškia, jisai saugus ir šeima saugi, o kai lietuvis, tai kaip sakant, saugus, sotus ir laimingas. Tai lašiniai buvo tikrai ir jų tas auginimo, pačių kiaulių auginimo technologija buvo skirta, kad būtų tų tikrų, gerų, nugarinių lašinių. Beje, turėtume žinoti, kad lašininių kiaulių sprando lašiniai specialistų yra prilyginami dietiniam maistui. Niekada neskersdavo kiaulės mažiau kaip 2 metų. Tada jau nuo tada vadindavo ją lašininę, paršelį. Reiškia, jie auginami pradžiai, tik auginami kaip sportininkai, auginami raumenys, auga kaulai, reiškia, ir šeriama pagal metų laikus, juk tai gerai žinom, kokiam žolėm būdavo šeriama, net kiaulės ganomos buvo, reiškia, leidžiamos jos laukia buvo, ir saulėj būdavo, reiškia, gaudavo pakankamai vitaminų ir iš oro, ir iš žolės. Apie jokį penėjimą jų nebuvo nei kalbų, nieks nedavė nei bulvių, nei miltų, ir būdavo, reiškia, tik tai prieš pat, reiškia, skerdimą, kokį mėnesį, kartais jau pusantro, duoda miltus ir bulves. O taip tai visą laiką, reiškia, ir aišku, rudenį, kai tos jau pačios gerosios, kurios bus skerdžiamos pavasarį, aišku, jom rudenį būdavo duodama gilės. Renkamos, dalis pačių gerųjų sunaudojama savo, o prastosios aplinka žolynų beveik visur buvo. Rinkdavo, aišku, čia vaikų darbas buvo, prineždavo tuos ir sakydavo, jeigu negavo kiaulė gilių, tai lašiniai nebus saldus ir netirps burnoj. Įdomi istorija nutiko tarpukariu, kai britų užsakymų Lietuvos ūkininkai priaugino riebių lietuviškų kiaulių, o anglai tokio gėrio nesuprasdami ir nepažinodami matavo kriukses kaip per grožio konkursą centimetrais, per storas brokuodavo, o kad ūkininkas gyvulio suliepinės vėl nemėgintų parduoti, žymėdavo jį nenusiplaunančių raudonų rašalų. Kita lietuviško stalo puošmena – skilandis. Dvarų inventorinėse knygose jis minimas jau nuo 16 amžiaus. Skilandį žino, jis yra daiktas, kuris sklinda jau tuo metu į visą Lietuvos didžiosios kunigaikštijos teritoriją, gal dar toliau, ir yra aiškiai autentiškas produktas. Skilandis jo darydavo nedaug, tai buvo vienas skilandis, nes vienas skrandis. Ir jis jau buvo tik išimtinai daromas tada, kaip pavasarį anksti skerdžiamas kiaulės ir saugoma rugiapjūtei darbymečiai. Arba ten dideliem atlaidam, kokį progai šventį. Inventorinėse knygose, reiškia, žodis skilond, labai aiškiai kaip skilandžio pavadinimas ir yra, ir, reiškia, minimi tie emalai į Velyk,
Tai suprantama, kad jie jau didelis ir mažas, jeigu skiriasi jau anksčiau, tikrai į mažo paršiuko skrandį nekišdavo, tai buvo tik tai lašininių kiaulių, o jeigu mažas, tai būtų tai tikrai tiek ir istorikai, čia mes jau sutarėm, kad tai turbūt buvo į puslę. Jeigu jisai mažas, tai skiriasi, nes faktiškai didelis skrandis, jeigu tos kiaulės buvo lašininės, jis buvo gerokai virš 20 kg. 1,5 metų, mažiausiai 2 metų kiaulių skrandis, tai gana didelis, o puslė tai yra puslė, yra 2-3 kg. Jeigu mes imsim jį Lietuvoje nuo senesnių laikų, tai jis tikrai netoks yra, kaip mes dabar įsivaizduojam, kad tai supjaustytas kumpis, įdėtas pačių geriausių nugarinių lašinukų ir taip toliau. Pirmasis skilandis tai buvo sukapoti kauliukai visi, kas lieka po skerstuvių, sugrūdama į skrandį, sureiškia druska ir dar žolelėm sumaišoma, o žolelės įvairiausios pagal šeimininkės, reiškia tos žolelės, kurios auga lauke, miške ir taip toliau, ir tada jisai laikomas tie, ir kai reikia atplėšiamas, suslegiamas, ir kai reikia išplėšiamas tie kauliukai ir verdama sriuba, ką paskui jau pradėjom dėti į kubiliukus. tą mėsą ir tik tai suslėgti su druska, o tai būdavo skrandyje. Ir tikrai nebuvo tos, kad čia gražiai peiliu pjauni ir rekutėm pjaustosi. Skilandis tai buvo kaip ir Lietuvos, reiškia, dvaruose, kadangi tai buvo kariuomeniai privalomas mėsa ruošiama, tai labai gerai jisai buvo galima išsaugoti. Reikia pasakyti, kad kiekviename iš 5 Lietuvos regionų rastume savitų mitybos papročių išlikusių iki šiandien. Pradėkime nuo Žemaitijos. Čia karaliauja košės, troškiniai ir šiupiniai. Mat tam buvo pritaikytos virimo technologijos. Virta katile, kabančiame kamine ant vašo ir virta ant atviros ugnies. Tai lėmė ir kitokį žemaitiškų kumpių bei lašinių skonį. Mat tame pačiame kamine mėsa sykiu buvo ir rūkoma, ir vytinama. Tačiau karaliauja Žemaitijoje kastinys. Kas yra išlikę iki šiandien, tai žemaičiai turi kastinį. Tikrai unikalią technologiją, labai seną technologiją. Jie naudoja ir šeimose, ir net gamintojai ją įsisavinę yra. Iš tikrųjų gamina tokiu pat būdu. Principas tas pats, žaliavos tas pačios, kai buvo ten prieš 300 metų ir daugiau. Tai yra paprasčiausia grietinė, nieko nededant, grietinė, dedamas ten rūgęs pienas, jeigu norint kudesnio, yra daug tų šeimininkių technologijų, bet pati, jeigu kalbant technologiją, tai yra viena, tai yra sukamas truputėlį pašildyta grietinė. Yra tiesiog nemušamas, kaip sviestas yra iš grietinės. Ir svarbiausias dalykas, tai technologinis yra tai, kad kastinėje lieka pasukos. Tai vienas iš vertingiausių pieno produktų, kuris lieka šitam pačiam kastinėje. Negalime nutylėti ir žemaičių taip pamėgtų kanapių. Iš jų gaminta kanapinė druska. Karvėms užtrūkus viralas baltintas kanapių pienu, o jį paraugus traukinta ir kanapių varškė. Mažojoje Lietuvoje karaliavo žuvis. Kepta ant žarijų ar tiesiog ant laužo, o štai vokiečių žurnalistas Oto Glagau XIX amžiaus pabaigoje aprašo, kaip plaukdamas Kurėnų į Preilą, savo akimis regėjo kuršį ir jo vaikus smagiai kremtant žalią ešerį, be jokios druskos, tik ašakas energingai spjaudant. Nepaslaptis, kad kuršiai valgė ir varnas, sūdytas ar rūkytas. Gaudydavo tik praskrendančius paukščius, nes vietinės būdavo liesos ir neskanios. Tačiau ypatinga pamario vieta tai Rusnė. Jeigu imsi mūsų Rusnė salą, viską išsiskiria Rusnė sala tuo, kad labai daug užliejimas pievos, buvo labai daug auginama daržovių. Čia jau išimtinai Lietuvos vieta, kur buvo daug labai daržovių ir būdavo tiek Klaipėdos turguose vežama ir niekur Lietuvoje tiek nebuvo auginama ir aišku patys augino, vežė parduoti, bet ir patys valgydavo daug daržovių ir žuvies. Tai daržovės pradedant salotos, kopūstai, tuo metu, kurios buvo ten vis tiek ir špinatai jau buvo ir salierai buvo jau tie dalykai, kuriuos mes čia galvojom, kad pastarnokai, juk tada nelaičio metuose, pastarnokas tai juk yra, nes dabar čia ištraukiam kažkokią egzotiką, jokia egzotika augo mūsų paprastų, jeigu kalba apie būrų maistą, o ką kalbėti apie mūsų dvarų maistą ir taip toliau, tai tų daržovių buvo Lietuvoje palyginti nemažai. Ekspertai liudija, jog daržovių niekada nestokojome, o vėliausiai Lietuvą pasiekė bulvės ir pomidorai, o štai agurkus Trakų karaimai auginti pradėjo jau nuo Vytauto laikų.
Beje, revoliucinių naujovių į mūsų žemes atvežė karalienė Bona. Su jos dvaru atkeliavo ne tik tradicija veisti sodus, bet ir daugybė kitų kulinarinių įmantrybių. Tai pirmiausia, Bona atvežė į Lenkiją ir Lietuvą makaronus. Tai čia jau žinoma. Iš viso tą itališką virtuvę, marcipanus ir be to dar ką Bona. Bona atvežė visas tas daržovės, kurių nebuvo nei Lenkijoje, nei Lietuvoje ir netgi pavadinimai įsitvirtina Lietuvoje konkrečiai. Itališka kilmė kopūstai, itališkai kapuči, kalafijorai, itališkai kavolo fijorė, kaliaropė, kavolo rapa, porai, pori, petražolė, petrosello, kanapės, kanapa, pomidorai, pomidoro. Jį pirmiausia augino savo daržuose, o paskui didikų daržus išplito. Tačiau iš karališkų sodų ir daržų sugrįžkime į stiprių Sūduvos ūkininkų virtuvę. Suvalkiečių šeimininkės išsiskiria mokėjimu paruošti mėsą. Čia žemės derlingos, Užnemunės ūkiai pažangus ir turtingi. Čia pirmiausia Lietuvoje panaikinta baudžiava ir prigijo modernios mandrybės, pradedant kalakutų ir runkelio auginimu ir baigiant mašina, virimo įrenginiu su rinkėmis puodams ir orkaitė kepiniams. Mėsa vis dėlto Suvalkijoje nebuvo retas, kai kitose, pavyzdžiui, regionuose, Dzūkijoje ir kur nors tai retas produktas, nes Suvalkijoje vis dėlto mėsa. Ir jų tos paruošimo technologijos, patys pirmieji suvalkiečiai pradėjo ir tos kumpius, ir visus, ir skilandžius tos daryti, ir tos kumpius pjausyti mažais gabalais, kad jau išdarinėti, visus tuos, reiškia, ruošti, aišku, visus vyniotinius iš mėsos vynioti ir visus paštetus ir taip toliau. tą visą gyvulį jau sudoroti truputėlį kitaip. Kaiminystėje nusidriekę dzūkų šilai vaizdingi, bet nederlingi smėlynai lėmė ir jų virtuvės ypatumus. Dzūkai taip pat pirma, jau aišku, nuo grykio reikia pradėti, nes vis dėlto jų maistas yra grykis, net jų ir duonelė labai retai būdavo grina ruginė. Ne tik kad trečdalis ten grykio, bet kartais ir dar daugiau trapi, biri, aišku, grykis. Ir duonoj tos grykinės babkos, bandos ir kaip patys dzūkai vadina, tai irgi yra faktiškai grykių. O ten ir receptūrų labai daug. Nuo duonos, kai jinai yra gana sausa, kaip duona, iki baigiant saldaus, pirago, puošnaus, iš grykių iškepto, išpuošto ir taip toliau, bet vis dėlto tai yra grykiai. Tačiau dzūkai mokėjo išnaudoti visas miško gėrybes – grybus, uogas, tarp kurių karaliauja raistuose sirpstanti spanguolė. Ten, kur spanguolės auga, tai iš tikrųjų didžiulis kiekis tas spanguolės surinkdavo, aišku, jų labai daug parduodavo ir aišku, naudodavo, valgydavo ir maistas, ir vaistas būdavo, ir gydydavo, juk tai ir spaudimą būdavo iš Dzūkijos žinomas tas senas, reiškia tas kaip nuo galvos skausmo. Nevalgyti, o jausis po spanguolę. Tai natūrali rūgštis buvo. Ir vaikam duodavo pakramdyti, jeigu pažiūrėsim, kas jo sudėti yra. Aukštaitija ne tik per užgavėnes garsėja blynais. Jie kepti, o ir šiandien kepami iš grūdų miltų, paraugintos tešlos su virtomis bulvėmis ir net iš žirnių. Žodžiu, beveik iš visko. Jeigu jau aukštaitė šeimininkė kokį 20-30 blynų nemoka kepti, tai aukštaitė neturėtų vadintis. Tai blynas yra, jeigu jis tik tai suviniojamas į specialią tutelę ir yra dažomas į tą dažinį, tai kiek jau ten to dažinio ant to blyno išlieka, kol patenka jau į burną. Taip, kad reiškia to dažinio šeimos didelės, bet dažinio tie indeliai labai nedideli. Tikrai nedideli buvo daromi ir jų sunaudojama. Ir tie dažiniai prie tų blynų, aišku, įvairiausi. Ir net Aukštaitijai, pavyzdžiui, būdavo ne vienas. Tos pačius blynus, jau nuosiau 2 dažinius pateikdavo. Jeigu pirmą valgai ten spirgučių, mėsišką ar dar kažką, tai būtinai užbaigsi varškės dažiniu arba, reiškia, grietinės daugiau dažinių, bet pieniškas tasai prieskesnis dažinys turi būti. Visus šiuos regionus, tai yra visą Lietuvą vienija bendra ritualinė vakarienė – šventosios kūčios. Ši tradicija gyvuoja dar nuo žemdirbystės pradžios, o išsaugojome visoje Europoje per karus, marus ir tremtis esame tik mes. Kūčių stalas tai yra šeimos. Anksčiau tai buvo labai griežta šeimos. Ir nieks, nebent tik tai pavargėlis, kuris buvo laikomas, kaip žinot, tos pusės atstovas. Ir tada jau, kai jis dalyvauja, tai jau savaime aišku, kad dalyvauja abi pusės. Čia esantis ir išėję.
Tai tas pasikvietimas, o taip žmonių nieko nekviesdavo, net ta pati šeima labai gražiai atsidalindavo. Ištekėjo dukra ir ištekėjo. Ir būdavo ant stalo tai, ką ruošė kartų kartos. Kūčios tai buvo visiškai uždaras. Niekas negalėdavo išnešti to. Ir būdavo, kaip atsineša, kaip atiteka dukra, reiškia, išteka dukra, naujoji šeimoje, jinai atsineša savo. Iš savo ne tik tai atvažiuoja su savo duonkubiliu ir duonos raugu, jie atsineša visus tos maisto, kur buvo priimta jo šeimų. Tai yra apeiginė vakarienė. Tai yra išskirtinė apeiginė vakarienė. Dabar galime išgirsti beveik unifikuotus kūčių receptus, o anksčiau tai būta labai privataus šeimos meniu. Tačiau ištisiems regionams bendri kūčiukai tai vėlių duonelė, kurią dūšelės naktį valgančios. Grūdai užpilti medumi ar saldintų vandeniu, vadinami miešimu, ar aguonų pienas. O pavadinimą šiai šventei davė archaiškoji kūčia, 4 ar daugiau grūdų košė, vienu šaukštu kabinta per ritualinę vakarienę Žiloje senovėje. 19 amžiuje buvo aišku, kad jau 9 turi būti. Kadangi tas skaičius 9 lietuviams tai buvo visuma, o kad būtų visuma ant stalo, kad čia visi tie metai tokie, kad mes, reiškia, visi susirenkam, tai turėjo būti. O svarbiausia, kad per ją susirenka visa šeima. Už vieno stalo gyvieji ir mirusiųjų vėlės. Šiandien sunku net įvertinti, kaip racionaliai, protingai ir teisingai maitinosi mūsų protėviai. Nuolatiniai pasninkai, fizinis darbas, maudynės pirtyse padėjo palaikyti sveikatą. Tačiau svarbiausia – mitybos ratas. Pavasarį vos pasirodo pirmoji žaluma, gera šeimininkė pila laukan raugintus agurkus ir sudygusias bulves ir renka dilgėles, balandas, rūgštynes, jaunus liepulapus vitaminams atgauti. Reiškia, jeigu pavasarį pradėdavo, tai kai išeidavo ant žalumos ir tą pirmą žalumą šeimininkė sunaudodavo. Pavasarį sula surauginama, kur tikrai mineralų, kadangi jau išprakaituoja žmogus. Vasara, tai kas? Vasara yra pieno. Visiškai jau išjungiama visi kiti produktai, kai prasideda gegužės mėnuo, tai pirma reiškia tas, kad pienas visur pienas, vasara ir tos pasukos ir dar net ūkiuose net ir atsigerdavo tas pasukas vietai vandens ir reiškia jų tikrai neišpildavo, jeigu išpildavo, tai duodavo ten paršeliam ar dar kažką. Bet tas pienas labai trumpai, tas pienas, jeigu būdavo karvės veršiuojasi kovo mėnesį, balandžio mėnesį, tai tas šviežias pienas geriausias, o paskui daržovės prasidėdavo, tos, kurios jau apie rugpjūčio mėnesį, kol šilta. Ta patį skilandį garsui laikydavo, arba tie, kurie mėsos mažiau turėdavo, jau darbymečio laikydavo ir lašinių, ir skilandžio, ten, kur yra stipresnis, ne vien tas stipresnis, bet ten, kaip žinom, ten yra druskos gana daug. Kai žmogus nedidelį kiekį suvalgo, jisai, reiškia, iškart jaučiasi stipresnis. Faktiškai šviežios mėsos vasarą nebuvo naudojama, tik tai sūdyta arba rūkyta mėsa, ir jos labai nedaug, su daug daržovių šviežių, pieno produktų daug. Ir ateina jis rudenį, kai staigiai tas vis dėlto keičiasi, oras viskas prasideda, jau visiškai kitas pasikeičia maistas. Pavyzdžiui, čia vienintelių metų laikų, kai buvo valgoma riebi paukštiena, čia žąsis, antis ir aišku aviena. Pieno jau irgi jokio, jau rudenį, kai prasideda ta riebi mėsa, faktiškai dingsta pienas. Mėsą keisdavo 4 advento savaitės, kai nebuvo vartojama nei mėsa, nei pienas, nei kiaušiniai, tačiau gausiai šviežių ir raugintų daržovių, užpilant šviežių linų sėmenų, kanapių aliejais. Kanapes vartojo ir kaip antibiotikus ir norėdami apsisaugoti nuo ligų. Pirmasias kiaules greitam suvartojimui ir šventėms skersdavo prieš šventas kalėdas. Mėsa mėgaudavosi šalčiausių laikų iki užgavėnių, o po jų ir vėl pasninko valgiai iki pat Velykų. Jei Velykos vėlyvos, tai ir pirmoji žaluma jau čia pat. O kur dar kibirais geriama sula, plaunanti ir mineralais turtinanti organizmą. Štai ir visas metų ratas. Štai mes ir pasižvalgėm po mūsų kulinarijos istoriją. Aiškėja keli stambus fenomenai ar kulinarijos reiškiniai, kurie ateina iš senų laikų ir sudaro lietuviškosios kulinarijos tokią esminę dalį. Tai ruginė duona, balti sūriai, lašiniai, skilandis. Drįsčiau manyti, kad šitie dalykai ir senaisiais dalykais turėjo būti ir liaudiškoj virtuviai, ir elitiniai. Dėl to, kad Lietuvos metrika sužino tokius įrašus lietuviškai skambančius. Kump ir skilont.
jie nueina, vadinasi, šie reiškiniai ir į Baltarusiją bei Ukrainą. O lašiniai po šiai dienai populiarūs Ukrainai. Ir nemanyčiau, kad aukštoji mūsų kulinarija turėtų šitų dalykų atsisakyti. Tai štai pasižvalgim, pamatėm kelis paprastus dalykus, kurie mums atrodo kasdienybėj supa, ir mes sužinojom, kad jie ateina iš gilių istorinių gelmių. O kas įdomiausia, man regis, šitame dalyke, tai sezoniniai dalykai. Lietuvės tyrėjos ar kulinariją išmanantis žmonės sugebėjo taip maitintis, kad atrodo ir dietų nereikia. Tai man atrodo šitas toks pasiekimas ar įžvalga yra svarbiausias dalykas, kuris gali būti pravartus kiekvienam žmogui ir jaunam.